Daras vis karščiau, panašu, metas lysti į dušą. Pas mus svečiuose grupė Showers. Tik tai, ar aš lysiu į dušą, ar jūs lysit į dušą? Kaip norit, galit pas mus, galim mes pas jūs. Pas mus iš tikrųjų viskas labai paprastai. Aš užduodu vieną klausimą, prieš tai parodžiau, ne, šiek tiek pasižiūrėt, kad įsivaizduotumėt, kur esame, ne, iš tikrųjų. Taip. Teko nors kartą atsidaryti Artist TV platformą? Taip. Teko? O, labai smagu, nes dažniausiai atsakymas buvo, nesužinau, tik dabar labai įdomu. Tai kaip ir mūsų šūkis sako, visos mūzos po vienu stogu. Tai būtų žiauriai įdomu sužinoti iš jūsų, kaip kūrėjų, kaip jūs įsivaizduojat, kiek jums įdomu ir kiek jūs vartojat meno, pavyzdžiui, žiūrėdami į ekraną. Tai, sakykime, ne tik apie muziką, ne tik apie klipus, ne, bet tai spektakliai, parodos, performansai, aplamai, bet kas. Kas drąsiausias? Tai, nežinau, gal aš nesuklysiu sakydamas, kad daug meno dabar vartojam per ekranus. Toks laikas, kai to meno ir yra labai daug per tuos pačius ekranus. Ir visko neapibėgsi. Tai visko neapėsi, visko neapibėgsi. Ir labai smagu matyti, kad kadangi to daug yra, tai vis tiek turi būti ne tai, kad kažkoks reguliavimas, bet tu negali pats visko rasti, nes visko yra tiesiog per daug ir galima susimaišyti. Tai man atrodo, kad aš tarp kitų labai apsidžiaugiau, kai pamačiau, kad toks dalykas kaip Artist TV atsirado. Nes atrodo, kad tai yra neužpildyta vieta, nes, aišku, Lietuva nėra didelė šalis, tai bendrai pasauliniam kontekste, bet vis tiek galima matyti, kad mes esame iš tikrųjų ganėtinai produktyvūs meno pasaulyje, tiek, jeigu imant muziką mūsų sferą, tiek pop muzikoje, tiek Lietuvoje ypatingai, man atrodo, alternatyvi muzika irgi ganėtinai stipriai klesti ir yra labai daug skirtingų plauko atlikėjų, skirtingų žanrų. Tai labai smagu, kad yra tokia vieta, kur galima atrasti jų ir dar daugiau. Aš įsivaizduoju, tai kiekvienas atlikėjas visą laiką nori, kaip ir, sakykime, kurdamas įtikti kuo daugiau žmonių, bet paskui supranti, kad visiems geras nebūsi, ne, reikia surasti tik tai savo klausytoją. Mes kaip tik, tu gerai pasakėjai, pajautėm nišą ir norim kaip tik surinkti visą įmanomą meną, sakykime, po vienu stogu, kad tie, kas neturi galimybių, galbūt neturi lėšų kažkur tai transliuotis, mes važiuojam, filmuojam su mielu noru visą tai ir, sakykime, rodom pas save. Tai kiek jums įdomu patys, sakykime, gal kitaip paklausiu, patys kažkur tai transliuojatės savo kūrybą, dabar. Tai yra kas? YouTube'as? Socialinės medijos, jo. Socialinės medijos. Instagramas, Facebookas, YouTube'as, jo. Tokio kaip kažkokio vieno neturim. Aišku, Spotify'us. Jo, Spotify'us labai muzikantam. Nu, taip. Ir bendrai tie visi, ne tik Spotify'us, ir Deezeris, ir Tidal, ir Apple Music, ir, prasme, visos tos, sakykime, tai pagrindinės vakarų pasaulio muzikos pasiklausimo platformos. Mužikas dar būtų labai įdomu iš jūsų išgirsti, sakykime, bręsta tokia nauja laidelė, sakykime, pasikviesti kažkokią grupę, atlikėją, kolektyvą ir kokius 4-5 tos srities kritikus. Ir, nežinau, išoperuoti valandą laiką. Pasirašytumėt ar ne? Neskubėk su atsakymu, palauk, nes dabar visą tai bus įrašyta. Kas antras? Vieni sako, taip, drąsiai būtų žiauriai faini išgirsti, nes vis tiek, kai girdi kritiką, tada gali galbūt ir tobulėti, galbūt gali kažką tai pataisyti. Mes neturim kas slėpti savo muziką. Tiesiog, kurdami mes irgi nieko neslėpiam. Mes pastoviai pykstamės vienas su kitu, mes irgi muzikantai, visiškai atsidavę muzikai, tai kažkaip nematau, kur čia baisumas. Mes visiškai nieko neslėpiam. Labai įdomu yra ne tik tiesiog kalbėtis, kad ten, kad oi, faina jūsų muzika, dabar tikrai labai smagu sulaukti, bet mums patiems labai įdomu, kai kažkas prieina ir kaip tik sako, o, žiūrėk, pas tave ten tas anas. Ir ta prasme, kai atsiranda diskusija, kai atsiranda kažkokia diskusija. Galima arba pataisyti, arba kažką naujo sugalvoti. Taip, tai diskusija. O kiek įdomu tai būtų žiūrėti kitus operuojamus? Nu tai žiūrint, kaip įdomiai nufilmuota. Kokiu formatu. Prasme, koks tai yra formatas, kur tai yra dedama, bet šiaip. Ir ar tai konstruktyvu jau? Šiaip tas neturėtų vykti kažkieno sąskaita, nei kritikų, nei muzikantų sąskaita neturėtų vykti. Turėtų būti abi pusės turėtų išeiti kažko pasimokysiu.
Taip, sutinku, Čia- kaip čia- išlaviruoti, čia jau mums reikės galvoti, kaip visą tai padaryti, kad tikriausiai tų kabliukų kažkokių neišvengsi tokiai laidoj. Kažkokių tų pykčių bus, bet tikėkime, kad tie pykčiai bus geranoriški. Kaip įsivaizduojat, koks menas turėtų būti, kad atlaikytų laiko sunkumus, būtų aktualus ir po 50 metų? O, geras. O ar jis turi būti aktualus ir po 50 metų? Geras klausimas. Žinau. Ne, klausia, Sakykim taip, ką žinai. daryti, kad būtų aktualus. Dabar tai žiūrėk, kaip įsivaizduoja, mūsų tėvai, seneliai, pavyzdžiui, tokios galimybės neturėjo. Kad tai būtų nufilmuota, aišku, buvo ten 8 mm kameros kažkokios, tai kažką galėjai fiksuoti, bet pakankamai sunkus procesas. Dabar visą tai, sakykime, gali fiksuoti, ne? Visos šis. Dar po 50 metų, tai prisidės dar 50 metų istorija visą. Bus visko tiek daug, kad... Bet kad ir dabar, žiūrėkit, visko yra tiek daug, bet tie kūriniai ir tie dalykai, kurie buvo aktualūs iki tų tokių, sakykime, technologinių sprogimų didžiųjų, jie lieka aktualūs ir dabar. Tai viskas, kas nufilmuota, nebūtinai yra ilgaamžiškas. Tai čia yra kitas klausimas, man atrodo, būtų labai įdomu, aišku, ir pasišnekėti su kažkokiam ar legendom, ar žmonėm, kurie yra sukūrę kažkokius ilgalaikius meno kūrinius. Reiškia, koks yra požiūris, ar tu kūri su ta mintim, kad čia bus aktualu ir ilgalaikiška visam gyvenimui, ar tu kūri reaguodamas kažkokius dabartinio pasaulio įvykius. Ir man atrodo, kad dauguma dalykų, kurie yra ilgaamžiški ir išlaiko tą laiko testą, buvo sukurti su mintim, kad rezonuoja kažkokio to laikmečio problemas ir dalykus. Lygiai taip pat ta pati Eurovizija, jeigu kalbėsime, ne? Kodėl ir kur jinai buvo sukurta, tai buvo sukurta tam, kad pabūstinti mūdą tuo metu karų nualintos Europos. Tuo metu tai buvo labai aktualu ir dabar mes galim matyti, kad tos bendrystės reikia ir trūksta ir ta Eurovizija yra aktuali ir iki dabar. Jos formatas, kaip jinai ten vienaip, kitaip būna, čia kitas klausimas, bet... Dėl to jaučiu, čia taip pusiau biškai apie kitą dalyką jaučiu, dėl to tiek yra daug dienų parašyta apie meilę, nes tai visada aktualu. Visada. Ir bus. Aš manau, retas kūrėjas vis tiek kurdamas vienokį ar kitokį dalyką galvoja apie tai, ar tai bus ilgaamžiška. Tai yra jausmų išraiška kažkokia. Tai vienokia kitokia forma ir tu negalvoji, aišku, džiugu, tu sakai, paklausti būtų šaunu, tai didžioji dalis jau išėję greičiausiai. Taip. Su tuo paklausimu irgi yra pakankamai sunku. Tai antra vieta Eurovizijai skauda, ne? Ne, labai džiaugiamės. Labai džiaugiamės. Šiaip Džiaugiamės, kad vargo nukrito mažiau, ne, sakykime, galės atsidėti kur Taip, bet išpešėm viską, ką galėjom, tarpsme, kas įmanoma buvo. Viskas, ką gavom, čia buvo turbūt geriausias rezultatas, ko galėjom tikėtis. Taip, ir tas... Išvažiavimas irgi galėjo gal atnešti žymiai daugiau to žinomumo ar kažko, bet aš manau, kad tiek, kiek mes dabar jau gavom, čia yra optimaliausias... Viskas su laiku, jį suvaldyti irgi reikia mokėti. Optimaliausias krūvis, kokį galėjom gauti. Jau šitą yra sunkus, ne tai, kad sunkus suvaldyti, bet išmokti reikia dar suvaldyti šitą. Plius, išvažiuoti, tarkim, ir blogai pasirodyti yra blogiau. Žymiai blogiau negu likti Jeigu 2-3 taip kartus žiūrėt. antram. Tikrai taip. O patys jaučiat, kad nepasiruošę būtume? Aš nežinau, gal Gal mes tiesiog nenorim to vargo. gal taip. Ta prasme, būtų buvę, palauk, ne taip, žiūrėkit, būtų buvę, tai būtume tada sėdę ir žiūrėję, kaip būtų galima padaryti geriausiai. To nėra prasmės apie tai galvoti, diskutuoti ir kaip būtų buvę. Mes koncentruojamės kitus dalykus. Galų gale, jeigu mes būtume, pavyzdžiui, atėję į šitą pasirodymą su ta mintim, kad dar kažką galėjom padaryti, ten atsimeni, šnekėjom, reikėjo padaryti. Tai galbūt dabar buvę kitaip, bet man atrodo, mes tikrai nuoširdžiai davėm viską, kiek yra galim tuo metu ir tada nurami sąžinė, kad okei, mes padarėm viską. Ir tai yra iš tikrųjų labai daug. Tai yra labai daug. Tai yra labai daug, dabar Tai yra neįkainojama patirtis. Taip. Ką žinau, kokie projektai laukia paskui, galbūt dar didesnį negu Eurovizija. Visko gali būti, tai ta prasme mes tikrai džiaugiamės ir, sakau, aš labai mėgstu, nežinau kaip Hebra, sakyti, kad vieną po žingsnį, dabar yra tokia situacija ir tu nuo jos žiūri viską. Lygiai taip pat mes, net ne tai, kad kaip pusfinalį patekom, mes kaip paraišką nusiuntėm, kad okei, nusiuntėm, žiūrėsim, pateksim, tai valio, tada Ir galvosim, tai jau nepateksim. užsigado, jo. Pirminis tikslas mažesnis netgi buvo, ne tai, kad laimėti, o... Taip, tada patekom, okei, ką toliau? Pusfinalis, gerai, ką galim dėl pusfinalio padarėm,
aha, patekom toliau, gerai, ką galim dėl finalų, viskas, viena, ta prasme, mes net vat ką žvengdavom, tai tipo, pateksim į finalą, jo. Čia buvo kaip bayeris, ta prasme, iki tokio lygio, nes mes tiesiog tai nešnekėjome, jo, o po to finalas, tada, okei, nu, bayeris geras, dabar Juokiamės iš to, kad laimėsim. Dabar reikia rimtai tą žiūrėti, jo. Ir viskas, nu ir sakau, vienas žingsnis po žingsnio ir taip judi link tolumos. Tolyn, gerėjom. Taip. Atsidėkodamas tam, kad pas mane atėjot ir truputėlį pasidalinot savo nuomonę, leidžiu porą minučių pasireklamuoti. Neturim ką reklamuoti. Ne, tai savo veidą galim reklamuoti. Ne, galbūt turite tokią informaciją, kažkam norit pasidalinti. Vienintelį galiu pasakyti, tai jeigu, pavyzdžiui, socialinėse medijose mūsų ieškosit, tai neišsigaskit, mes neseniai pasikeitėm pavadinimą į Shower, anksčiau buvom John's Shower Band, dabar tas pavadinimas jau taip po truputį dingsta iš medijų ir visur bus Shower, bet jeigu netyčia užklysit už pavadinimo John's Shower Band, tai ten esam lygiai tokie patys mes visi keturiese, bet dabar esam grupė Shower, planuojame dabar jau ir kitus koncertus, kūrinius ir viską tą patį, ką darėm iki šiol, tiesiog dar kokybiškiau, dar geriau ir su dar didesnė energija. Neprievartauju pažadui, bet labai malonu būtų išgirsti iš jūsų pažadą, kad kažkurį jūsų koncertą galėsim nufilmuoti ir įsidėti pas save į platformą. Aišku. Va taip drąsiai čia. Viskas, aišku, stabdyk, aišku buvo, ties čia nukirpsim ir ačiū jums, ir dabar tikrai metas į dušą, Shower.